Sveiki, mano vardas Laurynas ir šiandien jūs noriu pakviesti į Italijos slidinėjimo kryptį Via Lattea. Šioje kelionėje skrendame iš Vilniaus oro uosto į Turiną. Su Air Baltic avialinijomis, kaip visada, mūsų klientams yra įskaičiuotas registruotas rankinis ir inventoriaus gabenimo bagažas. Kelionė autobusu tikrai neprailgs dėl to, kad per 2 valandas mes jau atsitursime mūsų rezidencijoje. Šiais metais šioje kelionėje siūlome naują apgyvenimo tipą, tai yra apartamentai. Turime 2 apartamentų pastatus, Palace 1 ir Palace 2. Siūloma 4-viečių studijo ir 5-viečius 2 miegamųjų apartamentus. Kas yra tikrai nuostabu, kad kiekvienam iš apartamentų pastatų yra įsikūręs baras, kuriame rytais galite užsisakyti kavos, arbatos, krosaną ar sumuštinį, o vakare po slidinėjimo galite išgerti kokteilį špricą ir suvalgyti picą. Apartamentai yra įsirengę Sestrierės viršutinėje dalyje, dėl to iki slidinėjimo trasų mus nuveš viešbučio shuttle busas. Tikrai pergyventi nereikia dėl savo inventoriaus, dėl to, kad apartamentų rezidencijos svečiams saugyklos jų inventorių yra prie pat slidinėjimo trasų. Via Lattea yra tikrai rimtas kurortas, turintis net 400 km trasų, todėl tikrai kiekvieno lygio slidininkas ras savo tinkamas trasas. Kaip ir visuomet, mūsų kelionėje vyks licencijuotas mūsų kelionės vadovas, slidžių instruktorius. Kadangi šiemet gyvename apartamentuose, šioje kelionėje yra įskaičiuoti skipasai, tai yra tikrai geras kainos ir kokybės santykis šioje kelionėje. Tai čiupk savo slides ir susitinkam Italijoje ant kalno prie skaniausio espreso puodelio pasaulyje.